ryto. Kažkas dar miega. Šiandien pasiskirstėm, kad merginos miega alkovui. Mes su Rapolu miegam tėvų lovą. Labą rytą. Šiandien miegam prekybcentrio aikštelėje. Diena nusimato labai graži. Labai. Ateinanti visą savaitę šitam krašte bus labai graži. Naktį minusas. Diena šioks toks pliusas. Bet giedra ir gražu. Gerą rytą. Einam pusryčius ruošti. Pusryčiukai baigti. Ir mes važiuosim toliau. Miegojimo vieta buvo. Ramiai išmiegojom, taip? Susukti yra ką veikti. Baigiai kokius siaurumų važiuojam. Visas čia. Nu, nerodysiu aš savo kortus. Va, tuščia. Matai? Tuščia. Čia eina. Viena. Nu, Tai čia į garažą. čia. Bet Atlas net nemoka. Tai jis nori žiūrėti mano visas normalės. Šoferiuks. O, milimetrovki. Nepataikėm, čia negalėjom važiuoti tiesiog. Kažkur statysim ant gatvės. A ne, tėti? Nu, ko gero. Nes čia visur bus tokie požeminiai. Nebuvo aukščio pažymėta, 3,5 aukščio, va. 3 metrai plotis ir 3,5 aukštis, mes įvažiuoti tilpą. Bet toliau nebuvo parašyta. Klausim. Koks grožis prieky. Kaip labai aišku buvo tam Krokuvoje visur, kad parking paid ir viskas, ir žinai, kad reikia susimokėti arba bus užblokuoti ratai. O čia einam prasieiti per vieną. Du bambantis tenai va. Oho. Ir vienas laukiantis tenai. O, tėtis pastai. Kiek pavyko perskaityti, tai sekmadieniais yra nemokama, bet tai jeigu gausim baudą, tai 24 eurai. Ne? Nu. A. Nu ką daryti? Ai, Mes tada nežinom. tik turėjau. Tiek Jo. valandų ten mokėti. Biguzas.
O, ir eglutė jų gal čia pagrindinė buvo. Čia kalėdinė jaučiu mugė, kaip tėtis sakė. Atvarai į kalėdinę mugę. O diena nepasibaigus. Pasibaigė dekoracijos, va, į celofaniuką suvyniotos, lauks kitų metų. Čia kalėdinė mugė yra iki kalėdų. Kalėdos praėjo, mugė baigėsi. Viskas išardoma, chebra darbuojasi. Austras dirba sekmadienį, kaip ir vokietis. Sakyčiau, keistoka labai šventą dieną darbuotis, bet labai nustebino, kad mugė pasibaigus, visus namelius, viską komplektuoja kitiem metam ir išveža. Su oru pasisekė, tai belenkai gerai. Saulės. Pilnas dangus. Nei vieno debesiuko. Manau, čia žymiai viskas gražiau vakare, bet visur nesudalyvausi vakare. Džiaugiamės, kad turim galimybę atvažiuoti ir dienos metu čia pasižiūrėti. Daug žmonių. Faina čiuožykla, ratu, labai didelė. Fainai, ne? Nu. Saulutė mumis lepina. Šitą panelę iš šiaurės atvarius. Kalėdinė mugė. Panašu, kur prieš tai buvo netikra mugė. Arba vieną iš jų uždarė, liko kita. Hallo Mama! Ten, kur nėra maisto, ten nelabai įdomu. Čia labai kvepia. Nemoku perteikti to kvapo, bet kvapas yra kažkas tokio. Belenkokio gerumo kvapas. Eik tu savo. Čia kvepia kalėdom. Ir kvepia stipriai kalėdom. Kokie grožiai. Kokios kainos? 5 euriukai. Simboliškai iš tikrųjų.
Reikia paimti ir nupirkti, nu. Thank you. Kokį tu ten O, thank you. pasiėmei? Kokį pasiėmei tėti? Šitą ir tokį mažiuką. Va, Pita. Aha. 15,90 100 gramų. Čia jau kur kas geriau. O, čia jau kur kas geriau. One glass and one pumpkin. Laura, paliukai, gali paimti. Nešk atsargiai, su visa servetėlė. Net tu nuneši. Gerai. Čia pastokia viskas. Ateikit pačiam. Labą dieną. And curry. Tėtis su mama valgys kažkokiais tai reikalus. Šio man paimbiškai. Ar skanu vaikai? Gerai? Trūksta vandens turi, bet baigsiu. Tuoj paimsim tada. Turiu daug vaikai. Vieną su kariu turėtume. Jaučiu tą su kariu paėmėjai. Tai duodu, va. Nu, aš paliukai parodu savo moliugienę, savo Jautiena. jautieną, guliašus. Ką palikti negali? Jis yra skupė. Čia kaip ryžiuose, ne? Ar kruopose kažkas? Ryžių. Reikia eiti ieškoti kažkur dešros, kokios tai skanios vietinės. Nu ir aišku, poniai karšto vyno. Šiaip dar matau, kažkokius kaip čiburėkus valgo. Kažkas tai panašaus į tai. Irgi skaniai atrodo. Panašu, kad aš radau juos. Tai vadinasi langos. Kaip kvepia belenkai. Va, tavo. Depozitas. Ar kaip čia vadinasi? Jis bent šiltas? Ar Tu šaltas? turi podelį gražinti. Čin čin. Podelį tai gražinti. Kaip skanu. Klausk, podelį gražinti. Labai geras. Gražinsim podelį? Gal ir ne. Kur didžiausia eilė? Prie dešrų.
Entschuldigung, was ist der Unterschied zwischen Klassiker und Bratwurst? Das ist um Wasser, Bratwurst ist um Käsegarnisch und Käse. Und dieses Weiß? Das Weiße ist ohne Käse und das Rote ist mit Käse. Allora, come dicevo io, il classico è bollito, quello lì che è col peso, ma di quello col peso. Stosim dabar į kitą eilę, kad užsidėtumėm pagardų. Viena eilė nusipirkti dešrą, kita eilė užsidėti pagardus. Dešra kaip dešra, bet aš savo hebros nerandu. Kažkur prapuolė. Ir dar vienas reikalas, ragelis įsikrovė. Turiu kamerą, maždaug žinau, kur kemperis. Pinigų kišenė yra grynų. Išgyvensime, ne? Kur hebra toj minioje, nežinau. Kai žmonai vyno paėmė, jinai tiesiog jau tampa nekontroliuojama. Štai ir jie vynelio pagėrė. O tai kodėl tu mūsų neieškai? Nu, neieško, aš sakiau, kad einam čia, tai jūs ir stovi čia. Aš čia jau. Žodogas, ką palaikysi. Sakiau, kad mama. Lauki priedų. Nu, viena eilė dešrą nusipirkti. Kita eilė priedų susidėt. Oh my god. Kečupuko. Dabar dėkis tų. Agurkėlių tai nelabai. Pimpinė, kaip nori. Dėkis tų, kitų. O, leliuški, praleliuški. Važiuojam. Skanaus. Skanaus, man tai. Kas nori ragauti? Nu, galim nueiti šlapdėlyti. Tingiu, labai tingiu vaikščioti, o įverčia mane. Labai tu tingi vaikščiot. Biški. Biški tingi. Tai gerai. Nesąmonė vaikščioti. Dabar mama atsikam. Sąmonė, sąmonė. Dar Nesąmonė. eisim. Didelė nesąmonė, dar eisim, dar visą dieną jie norėjo vaikščioti. Ir vaikščios. Vis kukumaku. Iš bado nemirsim, galim toliau vaikščiot. Iš troškulio irgi taip pat. Kaprūne vakare būsim ir gal jau net ir rytoj būtų galima lipti ant kalno. Buvo toks planas, kol buvom Lietuvoje, bet pagrindinės tas vietas prasivaikščiosim. Pasidžiaugsim tą saulytę ir važiuosim toliau.
Prie bulvių. Це то, що брашки морочку. It's 28.75. Tai gerai pasidalinsit, čia visiems reikia padalinti, kad visi paragautų. This is chocolate. Strawberry. Broliai. Jau Barborytė varai priekį jau. Jauti, kad jau mūsų mama apsirgo. Bet ji kaip visada optimizmo pilna. Jai niekada galvos neskauda. Štai ir mūsų namai. Trumpas sustojimas. Truputėlį vandenuko. Truputėlį sirbytės prasivirt. Ir važiuosim toliau. Einu žiūrėti, nes poniai sako, dujų nebėra. Vienas skylė, jeigu dega, vadinasi ir antra turėtų degti, reikia paspausti knopkę, ne? Sako, kad iš veido supras, kad jinai paspaudžia. Bet ne taksi.